Praėjusią savaitę Švyturio menų dokas kartu su Klaipėdos universiteto studentų sąjunga kvietė studentus pradėti naujus mokslo metus renginiu Ruduo, kurio metu doko erdvėse įsikūręs Klaipėdos universiteto miestelis leido artimiau susipažinti su universiteto akademinėmis organizacijomis, Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubu ALL, psichologų klubu Savi, užsienio studentų klubu Erasmus bei Klaipėdos universiteto studentų sąjunga. Iš tikrųjų pasiūlymą gavome kartu daryti renginį būtent iš menų doko ir tiesiog galvojame, ką galime pritraukti prie šio koncerto, o kadangi koncertas yra laisvalaikio leidimas, tai taip ir sugalvojom, kad galbūt reikėtų duoti šansą pasirodyti ir mūsų universiteto klubams, kurie iš tikrųjų galbūt ne visada yra matomi, ne visada rodosi viešumoje, tai tiesiog pamąstėm, kad puikiai galimybė jiems yra pasirodyti, papasakoti, ką jie veikia, parodyti ir kažkiek pritraukti galbūt naujų narių į savo klubus. Renginio metu laisvalaikio klubai pirmą kartą prisistatė viešoje erdvėje ir mielai pasidalino savo ateities planais. Planų turime labai daug iš tikrųjų. Pirmiausia, mūsų tai renginiai. Pirmiausia, kad jie, kaip ir minėjau anksčiau, integruotis į mūsų visuomenę, tai būtų, kad orientacinės varžybos, tarkim, Klaipėdos mieste, kad pažintų Klaipėdos miestas, susipažintų su objektais, su vietomis, kur būtų galima lankytis. Pas mus visada yra viskas nauja, nes visos veiklos yra naujos. Mes dabar kol kas tai nieko nekartojam, nes yra labai daug žmonių, yra labai daug idėjų. Kiekvienas žmogus dirba kažkokioje savo sferoje, jisai vėl pasiūlo, arba ten turi draugų kažkur tai. Ir vis tie pasiūlymai vis daugėja, nes vėlgi ateina naujų žmonių su savo idėjomis ir mes viską išbandom, kol kas išbandom. Galbūt vėliau pritrūksim idėjų, kadangi vėlgi naujų žmonių labai daug, tai tada galbūt ir kartosim tas veiklas. Bet šiaip kol kas viskas yra nauja. Šiais metais iš tikrųjų mes turime labai daug planų irgi. Visų pirmiausia, ateinantis renginys spalio mėnesį vykstantis, tai yra psichologų dienos irgi. Dėl jo dar viskas bus planuojama, dar žiūrėsim irgi, ką mes galime pasiūlyti, bet garantuoju, kad tai bus tikrai nepamirštamas renginys, kuris prasidės Klaipėdoje, tęsis toliau Kaune ir Vilniuje. Taip pat mes irgi tęsime savo tokią tradiciją, jau turimą filmų vakarą, kuriame irgi žiūrėsime nekomercinius filmus, vėliau bus diskusijos įvairios, aptarsime jos, kaip irgi stengsime daugiau irgi susibendrauti. Na, iš tikrųjų, šiandieną, ką mes būtent pristatome, tai yra du didžiausi mūsų renginiai. Tai yra meno ratas, kuris vyks rugsėjo 30 dieną. Tai yra alternatyvios mados sintezė, kitaip sakant, menų dirbtuvės. Būtent šioje vietoje menų doke jos ir vyks. Taigi labai kviečiam dalyvauti, registruotis. O kitas projektas yra Solo 2010. Ir tai yra konkursas jaunųjų muzikos atlikėjų, tiek vokalistų, tiek grupių. Ir jau šiais metais bus 5. mūsų solo konkursas jubiliejinis. Taip pat kviečiam labai dalyvauti. Renginio dalyviai naujų mokslo metų proga dalijosi gerą nuotaiką ir negailėjo linkėjimų studentams. Studentam palinkėčiau drąsos pirmiausia, nebijoti. Iš pradžių, žinoma, yra sunku, kad pažintų mūsų lietuvišką kultūrą, susipažintų su miestu ir kad čia liktų jiems patys geriausi įspūdžiai per šiuos studijų laikotarpius Lietuvoje. Būkit aktyvus, neapsiribokit vien mokslais, nes dažnai sakoma, studijų metai yra patys geriausi. Dažnai suaugę žmonės sako, o čia studijų metai buvo patys geriausi, čia kiek daug. Jūs neužsidarykit. Aktyviai dalyvaukit, kad būtų ką prisiminti. Kad jūs prisimintumėt savo mokslo metus, ne vien, kad griaužiau knygas, bet aš susipažinau, aš visur dalyvavau, tai va aš to ir palinkėčiau, kad neužsidarykite, dalyvaukit visur ir visada. Būkit laimingi. Na, iš tikrųjų visos Klaipėdos universiteto studentų sąjungos vardu norėčiau palinkėti studentams optimizmo, jėgų, ryžto ir turbūt ne tik studijuoti, bet ir pastudentauti, o galimybių įsilieti į popaskaitinę veiklą arba tarp paskaitinę veiklą tikrai Klaipėdos universitetas siūlo kur ir ką paveikti. Nebijoti iš tikrųjų eiti, kažką daryti, įsilieti į naujus klubus, į naujas asociacijas ir tiesiog
tiesiog pasiimkite viską, ką tik įmanoma pasiimti iš šių metų. Nes kuo daugiau veiksi, tuo daugiau irgi platės tavo pačio akiratis ir tuo daugiau įgysi naujos patirties, entuziazmo kažką toliau veikti. Po klubų prisistatymo 10 val. Renginys susirinkusiems žiūrovams pateikė muzikinę naujieną. 2010 m. Eurovizijos dalyvius iš Estijos Malcolm Lincoln su debiutinio albumo pristatymu, o juos apšildė Lietuvos grupė Golden Parasite.